video rodėme, kaip susimontuoti karkasą gipso luboms. Šiame video norim parodyti tolimesnius žingsnius, kaip pasidaryti gipsinės lubas iki galo. Nežinau, kaip šiandien garsas, nes sulaužėm visus tų mikrofonų ir dar kol nesulauksim, tai bandom filmuoti su ausinėm. Prieš pradedant, nepamirškite mūsų prenumeruoti, laikinti, sekti YouTube ir Instagram. Mes nusprendėme pas save namuose dėti dar papildomai vatos 5 cm garso izoliacijai. Tai ją dedam ant gipso profilio viršau. Prieš tai dar turbūt reikėtų sumontuoti difuzorius, pas mus priglaistomi, tai reikia iš anksto. Tokius difuzorius paprastai gal užtektų tiesiog įspjaut gal ir bet tiksliai nežinom, nesigilinau kaip montuojasi. Tai tada dar irgi prieš gal pradedant su gipso dar pasitikrinti antrą kartą patarčiau visiems, kaip išdėlioti profilį, kad gerai būtų išeiga plokščių, kad ties plokščių sudūrimais visą laiką pataikytumėt. Mes naudojam 2-metrinį gipsą, tai yra dėta gipsas šachmatiškai, dėjom iš vienos pusės 2 metrai ir tada pas mus čia nepilnai 2 metrai gaunasi, tai kelių centimetrų. Ir tada kita eilė buvo metras su trupučiu, tada vėl cielo plokštė ir vėl ten likutis kas lieka. Tai reikia būtinai tose vietose, kad pas mus gausi praktiškai ties vidurį vienas profilis. Tada šitą atsimatuot profilį tam viduriniam 2-metriniam gipsui. Tai tiesiog, kad ir atrodys matavom viską, bet buvo vienas profilis, kurį kažkaip biškį nepataikėm, gal nuo krašto matavimo ar kažkaip, kad buvo kelis centimetrus iš šono, tai dar prieš montuojant gipsą pasistumėm iš šoną ir dabar jokių problemų, viskas montuojasi sklandžiai, nereikia cielo gipso paėmus nupjauti kokį galiuką ar kažką. Patį naudojom Knauf Acoustic Board 5 cm, jinai iškart supjaustyta 1,25 m berods ant 60, tai labai patogiai gausi, nes laikantis profilį irgi sudėti, kad 60 cm, tai tą tarpą labai patogiai dedasi, tai gan greitai pavyksta sudėti, mažai pjaustymą. Rinkom baltą paprastą visur išskyrus patalpose kaip garažas, vonė, šitą sandėliukas, tai žalia. Bet eina zonai dvigubą gipsą montuojam, ten iš esmės galbūt ne vien dėl to, kad ten stipriau kažkaip geriau, bet yra tam tikrų dizaino elementų, kur padeda išpildyti lengviau su dvigubu gipsu. Dabar papasakosiu apie naudojamus įrankius. Pas mus lubos 3 metrų aukštyje, tai gan aukštai, gipso nepaims taip nelaikysi išskėlęs ant rankų ir neprisuksi. Tai labai padeda plokštelės. Reguliuojam patogų aukštį ir dirbam. Naudojam gipso plokščių deltuvą, tai irgi padeda prisikeliam į reikiamą vietą ir tiesiog prilaiko ir galima net vienam dirbti labai greitai, patogiai. Gipsą sukam su tasukiu, labai pagreitina darbą. Lyginant su suktuku turbūt kokius 3-4 kartus keičiau susisuko plokštę per laiko klausimų. Jūs naudojam visą, puikiai sukasi, tik problemų su jais nėra. Tai turbūt tokie pagrindiniai įrankiai. Aišku, reikia irgi dar kitas dalykas, ką nepaminėjau, tai reikia nepamiršti tiksliose vietose prasikišti laidus šviestuvam, priešgaisriniai signalizacijai, kurių svetainiai dabar labai nesutvarkyti, labai gerai matosi, kiek daug jų kabo. Dažo kartį sumontuota ir palikta kaboti, reikia šitų dar po to praeiti, suvinioti, kad netaip maišyti. Kaip vietas lengvai pasigaunam šviestuvus, tai turėjom planą. Pagal planą susižymėjom grindyse 2 matmenis nuo artimiausios sienos, tarkim, kažkur čia valinė yra. Čia tada pasistatom lazerį ir tada lubų visą laiką turim liniją aiškia ir tada atstumus nuo sienos vienos kitos ir taip labai greit surandam tą vietą, kurioje turi būti šviestuvas ar ten kažkas. Varžtus sukam į sumontuotą profilių karkasą. Pas mumis karkasas 40, kaip minėjau man praeitame video, kai kur gal šiek tiek skiriasi pankiau rečiau, bet labai tik kelių centimetrų paklaidoj. Šiaip kaip suki gipsą dabar tai matosi tik tai pagal varžtų vietą, kur yra profiliai, bet kai suki tai vis laik galvosi matai ir tas padeda suorientuoti. Nereikia kažkokių pagalbinių linijų ar kažko gale. Jeigu montuojasi gipso plokštė prie sienos su originalia siūle, tai ją geriau būtų nusipjauti prieš montuojant ir tą įsivertinti irgi kaip dėliojat profilius, kad bus nupjauta, nes nupjaunam apie 6 cm, ten gal apie 5 užtektų, nes paskui problema bus glaistinti, kad turėsi prie sienos duobę ir neturėsi plokštumos
abiejose pusėse į ką atsiremti, kad ją išlyginti. Tai šiek tiek apsunkina darbą, kaip ir galima padaryti, toks bereikalingas vargas. Ir nėra tų vietų daug, kur gaunasi gamyklinė siūlė prie sienos, pas mus gavos tik vienam gale patalpų ir kitam gale. Tai realiai ten keli metrai tokios siūlės prie sienos, tai tiek ir nuspjauna to gipso ir išsimeta. Lygiai tą patį daryti ir su sienu, tuo, kad prie kitos esamos sienos nebūtų gamyklinė siūlė. Parodysiu, kaip pjaunam gipsą, tai tiesiog pasiemam gurkščiuką ar kažkokį turėtų lygų paviršių. Atsimatuojam atstumą, ten kiek nupjausim vienam gale, pasižymim kitam. Čia aišku labai mažiukas gabaliukas, bet inkstos tokius tada su peiliuku nupjaunam, pasiemam, nulaužiam, iš kitos pusės nupjaunam. Ir viskas, ir tada galo dar nulyginam paviršių, kad nebūtų visokių gauburėlių ar kažko. Nežinau, šiaip būna tarpas gipsui, bet galima ar kažko tiesiog peiliuko ar bombandę pasidaryti iš tokių žvis plasmasiukų su lygiu paviršiumi ir visai gerai buvo. Nulyginti reikia tam, kad prie sienos glaudžiant nebūtų kažkokio guzo arba tarp plokščių, jeigu papuola pjauta siūlė, tam, kad jos tiesiog lygiai prisiglaustų ir netrukdytų kažkas. Tas toks gal tipsas, labai paprastas, bet kaip tiksliai atsimatuoti, tarkim, atėjom į kaip šitą plokštę kampą. Plokštė to tokia turim įdomią formą, kur yra kaip L, dar mažytas įduba. Tai atsimatuoju darau, tai aš, kad nesipainat, apsiverčia savo lapą ar kažkokio kartono gabaliuką ir nusibraižau tą formą. Tada atsižymiu ten tą pagrindinį matmenį, čia plotis sulaikti sielas būtų plokštė dažniausiai. Tada matuoju nuo esamo gipso, kuris jau yra prisuktas. Tai šiuo atveju nuo šitos plokštuvos iki šičia, ten kažkokį gaunu skaičių, kišimo per gipso plokštę storį, tai tiesiog dėl dizaino elementų būsimų. Tai čia jo net ir matuoti nereikia, tiesiog yra 12,5 mm, tai aš gal kokį 15 pasidariau, bet nesmė, čia tikrai keli milimetrai ten ir ten. Tada pasimatau šitą atstumą. Dar galima pasitikrinimui, kad ten kažkur kreiva nebūtų, gal tokį pasimatuoti, kad nepradėtų tarpas kažkur labai didėti. Tada šitą. Ir man atrodo, šitų matmenų jau kaip ir užtenka viską išsipjauti. Tarkim, kad ir tas difuzorių papuolė tokią sudėtingesnę vietą, tai vėl pasiimti savo plokštę, įsibraižai, grubiai jo aš iškart apsiverčiu, kad aš šitoj pusėje ir dar būna pasižymiu, kur, tarkim, siena arba esama plokštė, čia buvo iš tos pusės yra tai ta, kad nepaklys. Ir tada atsimatuoji nuo šiuo atveju buvo nuo sienos montuota iki, aš matuoju iki krašto šičia skylės. Tada pati skylė mūsų difuzorių 25 cm, tai tą tiesiog žinai, šitą pasimatuojam. Tada nuo esamos gipso plokštės šitą atstumą iki krašto. Tada nusibraižau pagal tai 25 ant 25 jau ant gipso kvadratą. Atsižymiu čia centrą ir buvau pasidaręs šabloną 25 apvalų. Užsidedi ant viršaus, apsibrėžiu ir įsipjaunu ir visai ganėtinai gerai pataikau. Ten pasidarau laisvumas, ten mano atveju buvo gal 0,5 centimetro ir su juo dažniausiai užtekdavo arba kartais jau ten milimetrą kitą kokį pasikoreguoja ir viskas tvarkoje gauna. Ačiū, kad žiūrite. Kitas video bus apie garažo trapo montavimą. Toliau stebėkite mūsų statybų procesą. Visąlaik laukiame komentarų, tiek pastebėtų klaidų, tiek šiaip bet kokių. Taip pat mūsų nepamirškite stebėti Instagram, ten keliame dažniau visokius trumpus video, nuotraukas ir greičiau pamatysit mūsų progresą.